Labą dieną visiems. Islanas su jumis. Padarysim truputį tokią trumpą ekskursiją. Facebookas rašo, kad jau 17 dienų nieko nepapaustinau, tai padarysiu tokį trumpą video. Žodžiu, eisim į svečius pas Nataliją į ofisą. Iš mano ofiso. Čia yra netoli, bet truputį pasižiūrėsim, kaip atrodo Dubajus. Kaip atrodo Dubajus, parodysiu tokias žemesnės vietas. Centrą Dubajaus. Ir pakalbėsim truputį apie mumiją. Su tuo tikslu ir keliauju į šitą Natalijos ofisą, kadangi nėra pas mane darbe šitos šaldymo kamera šaldiklio. Tai ten padėjau mumiją ir papasakosiu, kaip su juo reikia naudotis vasarą ir panašiai. Tai va, išeidinėjom po truputį į centrą. Nu tiesa, tada jeigu jau praeidinėjom pro čia, tai parodysiu, koks apačio yra salonas. Automobilių salonas, prabangių automobilių salonas. Tai yra Aston Martin. Yra iš tikrųjų trumpesnis kelias, bet aš pasirinksiu tą tokį ilgesnį kelią. Aston Martin. Čia tokių automobilių. Kitą kartą daugiau būna. Dabar tik porą laukia. Ir žodžiu, tokia istorija. Tai va, gal kažkas nesat buvę šitą Dubajį, tai bus labai įdomu turbūt, pasižiūrėti. Mes čia kaip kiekvieną dieną malamės, tai jau nieko naujo, bet va čia, kur tas pavadinimas, va ten, matot, Dubai Mall vadinasi. Ir tai yra pats didžiausias pasaulyje prekybos centras. Žodžiu, Dubajus toks žinomas apie tos visus tokius didžiausias, geriausias, brangiausias, žodžiu, patogiausias ir panašiai. Gerai, tada dar parodysiu, čia yra Burj Khalifa vadinama. Ir tai yra aukščiausias kol kas pastatas pasaulyje. Ten yra ir gyvenami šitą butai, kotedžai ir taip toliau. Yra net prekybos centrai. Žodžiu, užėjus į šitą pastatą, galima iš jo neišeiti visus metus. Tai ir gyvent galima, ir dirbti galima. Triukšmas jau kažkas įdomesnio. Žodžiu, čia iš tos pusės, būtent iš tos pusės, tai yra to Dubai Molo, to prekybos centro didžiausio pasaulyje. Iš šitos pusės yra toks VIP įėjimas. Ir įeina pro šitą įėjimą, kas žino. Ir turtingi žmonės atvažiuoja su prabangiom mašinom. Atiduoda vairuotojas išveža į tą, tai ten įeini, ten žodžiu auksiniai tualetai ir panašiai. Kas iš kitos pusės, tarkim, visiškai kitaip atrodo. Tiek tualetai, ten raudoni kilimai, įėjimas, prie įėjimo durų stovi žmogus, atidarinėja durį, sveikinasi. Žodžiu, dažniausiai atvažiuoja tos jau ponios, prabangiais automobiliais ir, žodžiu, eina apsipirkti. Ir toj pusėje, žodžiu, čia Fashion Avenue yra, žodžiu, tų prabangių parduotuvių. Chanel, Louis Vuitton, žodžiu, Hermes, visi prabangus brandai, būtent toj zonai. Tai kas žino, įeina. Tai kai aš einu jau į tą molą, tai kartais einu pro tą įėjimą, o kartais einu
iš vis pro kitą pusę, kadangi ten yra tokia zona poilsio viešbutį. Aš kartais einu darbo metu per pietus ten pailsėt, atsikvėpt nuo to tokio šurmulio ten darbe. Tai va, tai tokia vadu buvo, ne, kas dar čia, daeisim iki, gerai, gal čia, ne, ten, kai ateisiu, aš labiau matysis, tiksliau geriau matysis. Aha, trumpesnio kelio nepasirinkau, gerai, eisim pro šitą pusę. Yra ten trumpesnis toks kelias, labai greitai atsiduriam. Žinot, kaip čia pasakyti, kartu gyveni, kartu ten valgai, kartu viską darai. Dar jeigu sėdėtumėm vienam pastate, tai iš vis būtų neįdomu. Tai va, žodžiu, grįžo iš komandiruotės, susitvarkė jinai savo reikalus susitvarkė šitam centre reabilitacijos. Galvojau, kad tik 2 savaitės bus, o jinai iš tikrųjų užtruko, nes buvo sudėtinga surasti specialistus, kurie atliktų tuos masažus vaikams su negale. Bet viskas išsisprendė. Žodžiu, užtruko 2 savaitės. Aš irgi 2 savaitės, čia vos ne po 3-4 valandas. Gerai meluoju. Buvo, paskutinė savaitė. Tai tikrai aš nuo 2 nakties su Londonu mūsų skyrės, aš dar Londone turiu tam tokių reikalų. Tai su Londonu skyrė Dubajus 4 valandas. Žodžiu, pas mane 10, Dubajus 6. Tai vat iki 2 nakties aš ten vos ne dar praleidžiu ten Londone su darbais. Tai vat. Ir buvo tokias labai 2 savaitės stiprios. Gerai, nuo 2 iki kažkur 9 aš pamiegodavau, kiek čia būdavo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 valandas iš tikrųjų. Gal ir tik gerai, bet vis tiek, kada mes einam ilsėtis nuo 10 valandos vakaro, tai iki 12 skaičiuojasi 2 valandos. Reiškia, iki 12 valandos mes pailsim tas pats kaip 4 valandos, o daugiau kas valandą gaunasi. Tai va, žodžiu, sakiau, dar šitą parodysiu pastatėlį toj. Ačiū. Praleina. O šitas, matot pastatėlės? Žodžiu, ten baseinas, aukštai, pačiam viršui. Yra. Ir vieno žodžio. Faina ten. Čia ne tos ofisas, vos į banką netėjau. Tai va, tai žodžiu, einu pas Nataliją, ten padėjau Kumijų į šaldymo kamerą, kad jisai sustingtų, kad parodyčiau, kad, žodžiu, truputį jisai keičia, dėl ko keičia, padarysiu video ir suprasit, kaip jį geriausia yra naudot, kaip jį geriausia yra išimti, paskui apie kitus produktus padaryti. Tai va, tai, bandykim vis tiek dasikapstyti. Žodžiu, nieko daug neparodžiau, bet parodžiau pagrindinius tokius. Didžiausią pastatą, didžiausią čia apsauga, žodžiu, aš neturiu tos kortelės praėjimo. Tai mane įleis. Įleido pro vartelius. Matot, ant cypsi. Kas neturi įėjimo. Tai va, aš gyvenu 9 aukšte, Natalija gyvena 5 aukšte. Tai tuoj ateisim pas ją į svečius ir pažiūrėsim. Tai va, tai tokie yra reikalai. Jeigu turit kokių klausimų, visada man rašykit, aš visą laiką su mielu noru atrašau. Jeigu turit kažkokių tai, traumų ir panašiai, ar kažkokį tai, sveikatos negalavimą. Iš jau žmonių atsiliepimo, kam kas kaip padėjo, kaip kas naudoja, kaip kas vyksta, ypač dėl sveikatinimosi programų. Tai rašykit, aš visada, su mielu noru jums atrašysiu ir nebus problemų. Kodėl taip ilgai čia važiuoja tas liftas? Žodžiu, ką padarysim. Luktelsim.
Ne vienas čia aš matau kilsiu. Va, rašote man žinutės. Šilta pas mus, labai šilta. Bet šiandien nėra saulės, tokia tvankumas toks jaučiasi. Gal vėl lietaus padarys. Jie čia dirbtina lietų sugalvojo. Yra laboratorija lietaus, žodžiu, Abu Dabėje. Tai jie kažkaip ten dirbtiniu būdu padaro tą lietų. Ten 20 milijonų suinvestuota yra kiekvienais metais, ar nežinau, ar sezono metu. Tai kažką ten purškiai tos debesis ir va tokiu principu jie padaro tą lietų. Tai po lietaus kartais būna labai tokia daug balų, skęsta, kanalizacijų nėra, negali sukontroliuoti kol kas to lietaus galingumo. Tai va, nu atėjo. Kur čia ta mano brangiausia? Sėdi šiandien. Čia užimta. Hello, labą dieną. Labą dieną. Sėdi Natalija, pasisveikinsi? Labą dieną pasakyk. Nu, pasakyk, labą dieną. Labą dieną. Tai va, gerai, tai žodžiu, atėjau, pasiruošim video, užsidėsiu mikrofoniuką, kad būtų nu, labiau aišku, kad garsas būtų geras. Čia tokia aikštelė, čia vasarą galima išeiti. Nu, žodžiu, neblogai čia įsitaisius. Tai va, susitinkam kitam video, ačiū, kad esat su imuninė sistema ir iki.